Kodėl aš nemoku austi? Aš šeimoje buvau 6 pagrandukė ir mane labai lepino mama. Seseris ir brolis išėjo mokslus, aš išlikau viena pas tėvus gyventi iki pat 12 klasės. Ir mama nieko man net nerodė, o aš iniciatyvos nerodžiau. Net su virbalais ar su vašeliu nemokėjau. Mama gražiausius darbus darė. Aš pasižiūrėdavau, kad ta mama daro, mamos buvo mėgstamiausias dalykas austi staklėse sėdėti. Ir ji pati raštų nekūrė, galvoje kūrė. Brėžinių jokių nedarė, viską darė iš galvos. Viską susiverdavo tą, ką reikėdavo ten, jinai viską, tik tai man leisdavo, kai, kiliminius takus, reiškia, koridoriuje, kur ten, tai tokius man jau leisdavo, sėsi tas staklės, kad aš jau jai padėčiau. Labai, jai buvo audimas, tai tiesiog, meditacija didžiulė. O žinot, kaip namuose vis tiek tas garsas, tai dabar gal ta yra kitokius ištobulintos, o ten vis tik dun, 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 dun. Į tėtis būdavo nepatenkintas, mama visada prašydavo tėtis, leisk man iš naujo užsidėti audeklą visą. Dar ne, pavargau, dar ilsėsiuos po kokių 2-3 mėnesių. Gerai, eikite savo staklės. Toks būdavo toks, jau matydavo, kad ta mama be staklių negali. Ir aš išsaugojau jos lovatėsės, ką jinai numesgi, viską ir rankšluostį labai didelį platų numesgi su kutais ir visiems mums po vieną padovanojo. O dabar man virtuvėje, kaip tik tai ant apvalaus stalo, tą rankšluostį per pusę susilenkus, vis ateina, šis čia mano mamos austa. Turiu, kiekvieną dieną bendrauju su mamos darbais. O iš tų jos išaustų kapų sumaščiau, kai čia dabar tokia atėjo mada, aš žadėjau ten viską padovanoti muziejui. Kažkaip užėjau pas siuvėjas, aš sakau, nešiu muziejams padovanosiu. Sako, ką tu, ar tu madas neskaitai, pati siūkis. Sakau, aš jums atnešiu, taip nunešiau joms, tai man iš to mamos jau išaustų viską, sijoną pasiuvo baltą, labai gražiai atrodo, suknelė be rankovių balta ir švarkelis, turbūt jūs matėte knygoje tą švarkelį, tai į tą švarkelį iš mamos viskas padaryta. O dar tetos padovanota man dar yra 2 didžiulės kaip kapos, kaip užuolaidas, net galiu kartais ir užuolaidom ją pasikabindavau. Iš ten aš dar galiu pasidaryti ir kažką, ir švarką, ir sijoną, ar kažką, bet dar taip laukia momento. Gal kitais metais, ar dar kitais metais aš ir pasidarysiu. Ir jūs dar užsiminėt, kad netgi teta ir pasakė jums, ar ne, kaip ten buvo istorija kokia? Teta man iššaudė, nes jin buvo tarybiniais metais nusipelniusi dailės tą audėją ir jin savo gyvenime, kaip tik Gagarinas skrido į kosmosą, o jos paroda buvo Maskvoje. Ir kaip Gagarinas grįžo, jai leido, nežinau kokiais ten pretekstais, jai leido užkabinti juostą Gagarinui. Taip, jin užkabino Gagarino juostą ten Raudonoje aikštėje, kurie ten buvo, aš dar taip, tada buvau dar vaikas, mane ten labai kas ir rūpėjo, tik teta, bet jinai sakydavo, kaip jinai sumasto, aš miego naktį ir susapnuoju sapne raštą. Greitai pabundu ir greitai į stakles. Ir jau man per valandą laiko pavyzdys išaustas, ji turėjo mokines, jin ten turėdavo iki 5 mergaičių ir jas, nežinau, kokia ten ta sistema buvo, čia dar buvo tarybiniais metais. Jin turėjo didelį namą 2 aukštų ir daug kambarių ir tos mergaitės ausdavo. Ten 4 kambariai, vien tik staklis buvo, ten mergaitėm buvo kur gyventi, jai kur gyventi buvo, aš ten važiuodavau kaip princesė jausdavos, nes jinai turėjo 4 sūnus ir ne vienos dukros, o jin labai mane mylėjo. Tai va už tai, kai aš įstojau į universitetą, viskas jau čia prie pabaigos, sakė, aš tau iššausiu. Sakau, ką iššausi? Ir sako, atvažiuok. Tai kai sekančią kartą jau nuvažiavau, jin man padovanojo iššaustą
nu ją aš kartais va esu pakabinus ant kaip užuolaidas, ant balto su raudonom tulpėm. Toks audinys visas išaustas ir pasakė, kaip gausi diplomą, prašom pasisiūti ir eis su šito rūbų pasimti diplomą. Paskui sakau, teta, aš nesisiūsiu. Sako, kodėl? Sakau, jeigu aš pasisiūsiu, ko man atims diplomą, nesakys čia iš tų senų laikų ir tokia santvarka yra, sakau, aš dar papulsiu į kalėjimą, sakau, teta, aš vėliau pasisiūsiu. Taip, teta jau buvo, jinai ir buvo amžių labai dideliam ir jinai mirė, o dabar va jau prašau, kiek metų praėjo, aš vis tiek sugrąžinsiu tą jos mintį, iš aukštai vis tiek mane matys. Taip kaip mama mane mato su rūbais einančia, taip ir teta matys. Tai va. Nu kaip gražu, o dar pasakykite tos vardą, pavardę. Batakienė Julija buvo. Julija Batakienė? Taip, Julija Batakienė. O kur jos ta veikla buvo? Jos buvo Skuodo rajone. Ilakiai. Jinai Lakiuose gyveno Skuodo rajone, ten už kelių kilometrų jos buvo gimtinė, nes jin buvo mano tėvelio sesuo. Už tai va taip, labai artima, nu, giminė didžiulė. O mama, jūsų vardas, pavardė? Mamos buvo vardas Stasė, Stanislava Bukauskaitė, irgi taip pat iš Skuodo rajono buvo jinai kilimo. Mes laikėme avių nemažai, tas avis kirpdavom, aš aišku ten padėdavau kirpti, mane leisdavo, nes galbūt mano tos rankos tokios silpnesnės. Ir mama iš tų avies siūlų labai ilgai jas plaudavo, tvarkydavo, ten viską verpdavo, padarydavo baltumo vilnas, bet jin tokias natūrales ir veždavo jinai į Palangą parduoti. Tai parvažiavo, sakydavo, jinai taip iš ryto išvažiuoja, jau per pietus ten parvažiuoja. Sakė, aš tik nueinu į turgų, atidarau jau čia įsikrauti vilnas, sako, nu kaip nekeista tos Rusės. Ateina ir iš karto viską nuperka, tik aš nespėju nekainos pasakyti, jos sako, man dar arbatpinigių duoda. Ir sako, aš per pusę valandos nieko nebeturiu. Viską iš manęs išperka, nes labai mama mėgo švarą, mėgo baltumą ir mėgo natūralumą, kas yra. Reiškia, jinai nemaišydavo tas vilnas nieko. Ir aš iš jos, kaip gavau, mama davė vilnų, kaip aš pati išmokau iš draugės mamos megzti. Nuvažiavus mamai pasigyriau, na va, sak, matai, sak, kokia tu darbštolė, sak, tau reikėjo sukurčiajimą, kad vaikai gimtų. Jis sak, dabar, sak, tu moki megzti. Ir mama davė vilnų, avies, aišku, tas vilnas ir aš nusimezgiau liemenį. Dabar tik nesenai, aš dar turiu gabaliuką. Tai buvo tokia šiltumo liemenė, kad galėjai, dieve, nu tai natūralus. O dabar, kur nusiperku mezgu, aš matau, jaučiu, man tarp pirštų girgžda tie, nu nebėra to, ką aš turėjau iš savo mamos. Va toks va visas, toks šiltas, smagus, geras iš tėvų gyvenimo, iš tėvų viskas prisiminimas. Taip, ne visi, kada būna darbymetis, taigi mama negalėdavo, per rugiapjūtę negalėdavo, per šinapjūtę negalėdavo, kada sėja, nugi nėra laiko, ir gyvulių laikė, ir viską laikė, jie gyveno, visko buvo. Na ir ką dar iš tėvelis, aš jau nebeprisimenu, mat kaip pagrandukė buvau, mano seseris sakė, tėvelis buvo mokslus baigęs, nu kaip dabar tie gal technikumai tokie, ir tėtis buvo išmokęs batus siūti. Sakė, eidavo pas jį batų siūti, sako, kokius gražius jis batus pasiūdavo. Ir, nu, toks va menininkas, nu, tėtis buvo visų galų meistras, dieve, paimdavo iš medžio, ką nors padaryti, ar jis visokių staklių turėjo. O tai kas buvo padaręs mamai stakles? O aš to ir nepaklausiau. Ir kažkaip mane išėjo iš kalbos, kas mamai buvo padaręs stakles. Tikrai, va, jūs pirmoji mane paklausite. Tai man dar reikės dar vienas, esu 84 metų ir aš dar jos klausiu, gal jinai prisimins, kas mamai padarė stakles. Ir tokias negargarinės, kad būtų labai didelis, ne, tokios labai, tokios, nu, labai gražios staklis. Mano akise tebėra tos staklis ir kai mama mirė 94 metais, jin dar tebeturėjo staklis.
O kur paskui jos Paskui liko tuose namuose, nes ten nuėjo gyventi sesers dukra su šeima ir dabar aš jau net nepaklausiau, kur jinai tas stakles išnaikino, ar kur nors, nes ten yra labai didelis klėtis senovinės, jau turbūt 150 metų, jeigu nedaugiau, nes ta klėtis pastatyta iš tokių rąstų, labai 4 durys. Ir su 2 aukštu. 2 aukšte grūdai būdavo vedinami. O visa ta klėtis stovėjo ant didžiulių akmenų. Ir to klėtis vidury buvo padarytas tokia kamaraitė, be nieko, tik su vienom durelėm ir ten bačkos tokios ir kai papjaudavo gyvulius, ten atvėsindavo mėsą viską, nuneždavo ir mes visus metus valgydavom, kaip šaldytuvas buvo. Oho. Taip, ir mes visą laiką turėdavom, mama parneždavo, ten 20 minučių kiek pamirkydavo iš tų druskų ir išvirdavo sriubą ir mes turėdavome visus metus ką valgyti. Tai darbštumas, kaip pagalvoju, 6 vaikai. Taip, 6 vaikai. Ūkyje dar kiek reikalų, dar austi ir dar su mėsom visoms. Taip, ir daržai, ir vis tiek ir paršiuką užsiaugindavo, ir avių pulkas buvo, ir karvės, ir veršiukas, viskas. Ir tiesiog, tikrai viskas. O, pavyzdžiui, Vilna paminėjo to, kaip ten, sakykim, koks nors linas, ar jau jį pirkdavo, ar irgi turėjot kokį plotelį augindavo? Linų turėjo mama. Turėjau, bet žinot, kaip jūs dabar man klausimą uždavėt. Man kažko įstrigo ta Vilna labai. O tas linas kažkaip man, ką ta mama su to linu ten darydavo, aš jau net nebeprisimenu. Tiesiog kaip pagrandukė mane visur mane lepino. Taigi džiaugsmas didysis. Taip. O kai jūs į Vilnių atvažiavot, ar jūs čia kažkur matėt, kad kažkas čia austų? Arba žinojot, kur tiesiog norint nueit, arba nusipirkt galų gale, jeigu, gal jums tiek neaktualu buvo, bet kiti kažkur tas audimas, matėt, kad mieste dalyvauja? Kažkaip ne. Mat, kaip susitokiau, su vyru pragyvenome ir vyras, jau dabar jau galim sakyti 5 metai kaip miręs, mes gyvenom Šiauliuose, aš tada Šiauliuose baigiau universitetą ir taip toliau. Ir vaikai ten gimė, užaugę ir mes turėjom sodą tokį nemažą, namą, vyras turėjo taip pat auksinės rankas, su sūnum, su 2 sūnais pasistatė namą 2 aukštų. Jis buvo irgi nagingas ir jis irgi turėjo ir medžio stakles, ir metalo stakles, viską ir tikrai vyresnis ne, o mažesnis tas sūnus, jis režisūrą buvo baigęs ir jis labai mėgo, jis irgi paimdavo bet ką padarydavo, reiškia tas turbūt meniškumas, nes vyro mama irgi labai gražiai siuvinėjo. Vyro mama buvo baigusi prieš karą, 2 pasaulinį, ji buvo baigusi tą mokyklą, kur ruošdavo ūkininkaitės patarnavimams. Siuvinėjimas, lovų klojimas, visas meriškavimas, valgių gamyba, viskas, ten viskas atsispindėjo pas vyro mamą. Ir kai jau mama krausėsi po uošvio mirties iš to savo kaimo, ji siūlė dukra nenorėjo, kita jos marti irgi nenorėjo, o aš pasėmiau, žinot, ant stalo tokias staltiesės, viskas išsiuvinėta, nežinau, dabar joms gal ir 80 metų, jeigu ne 90 metų toms visoms siuvinėtoms yra. Ir žinot, ką aš iš jų pasidariau? Aš pasidariau kuprinę. Taip, susisiuvau ir yra įsiuvinėtos tulpės, pasidariau pati savo diržiuką ir vasarą, įsivaizduojate, užsidedu ant nugaros liną, gryną senovinį liną. Ir aš užsidėjus einu ant savo lininės suknelės šitą kuprinaitę užsidėjusi, ten man telpa ir lietsargis lietaus atveju ir ką nors dar įsidedu ir vandens atsigerti, man yra kuprinė ir aš einu ir labai daug žmonių matau ir net kito
ponia prieina, sako, a jūs nepykstė, kad aš nusifotografuosiu. Sakau, ne, prašau. Reiškia, aš tokia va irgi išnaudojau tą, kad aš turiu, panaudodama tą, ką prieš tai padarė ir mano mama, ir vyro mama. Su manim dar kartu ir vyro mama, nors jau jinai jau seniausiai mirus, ir vyras miręs, ir mano tėveliai mirė yra, bet va tokia iš praeities su manim kartu keliauja. Ne. Aš neėmiau iš Uošvienės, nes kažkaip jos, aš turėjau tą vieną dukrą, ta dukra paėmė ten ir aš jau nesiveržiau, nes ir Uošvienė žinojo, kad aš iš savo mamos turiu. Kad aš iš savo mamos turiu tą rankšluostį, kuris jau yra nenunešiojamas niekad. Na ir dar tuos neišmečiau, dar laikau, sakau, gal kartais jau anūkės mano jau po aukštųjų mokslų dirba, gal kartais jos, va kaip ir aš, paskui gal per kažkokį laiko tarpą susigundys, galės pasiimti. Bet aš nebekaupiu. Jau esu amžiuje ir jau nebekaupiu nieko tokio, kas jau kiek yra, tiek yra. Taip, dabar parėjus kažką daryti, greičiau mano rankose atsiduria teptukas. Taip, aš esu Pranutė Giliuvienė. Mano teisingas vardas pagal pasą yra Pranciška. Ir tą vardą aš atsinešiau iš tėvelio mamos, nes ir tėvas buvo Pranas ir jo mama buvo Pranciška, ne C, ne čia, bet Pranciška. Ir labai daug po šiai dienai, kada žmonės rašo mano vardą, aš labai gerai žinau, visi klysta, todėl aš visiems sakau, jūs geriau rašykit Pranutė ir nesuklysite.